Rungtynės buvo nervingos ir atkaklios ir, sakysim, sunkios tokios. Treneriam žiūrovom gal įdomios, bet treneriam pačiai komandai sunkios. Varžovas gerai pataikė iš toli, aštriai žaidė puolime ir mes turėjom problemų gynyboje, 2 prieš 2, sakysim. Tose situacijose tiesiog mums nepavyko ir bandėm ir vienaip ir kitaip ir dėja iki pabaigos, sakykim, taip ir neįsprendėm tos problemos. Pač prieš Audrių Maneiką. Taip, Audrius Maneikis tikrai sužaidė geras rungtynės ir jau ne pirmas iš šitoj lygoje, manau, vienas geriausių žaidėjų. Toks ir planas buvo per lemiamą svečių ataką, kai išlygina rezultatą, nebauduoti. Norėtų apsiginti? Ne, tikrai buvo planas bauduoti kaip galima greičiau, tiesiog įsimetė kamuolį, mažiukai žaidėjai nepagavo, nesubaudavome. O paskui Karolis Pupinis, nežinau, jis ir pats nesupranta, kodėl jisai šoko blokuoti ar gesinti, sakysim, ant tritaškio, o nebaudavo, jis ir pats sako, aš nesuprantu, kas įvyko. Ne, planas buvo bauduoti kaip galima greičiau. Rungtynės, kaip sakiau, kad visą sezoną mums taip sekasi, tai laimėm ten laimėm, paskutiniam sekundėm. Laimė stipriausias, čia nieko daugiau nepasakysi. Kodėl nepavyko šiandien? Įsibaudavo. Centras mūsų pagrindinis dar pradžioje įsibaudavo, tai yra sunku, nes mūsų lėlis yra trumpas. Banguotos labai varžybos buvo, įtemptos gan, gale atsipalaidavom šiek tiek, prasidėjo, bet nenorėjom tokių pat varžybų, kaip turėjau išvykoje, nes žiūrėjom peržiūroje, kad gale vėl buvo tie atkovoti kamuoliai, gerai, kad viskas gerai baigėsi. Taka taip ir irgi buvo jūsų, paskutinė ataka taip ir planavo, kad Marius Valkonis. Taip, tvirtai sakau taip, paskutinė ataka, kadangi mes galvom, kad vis tik jie tikėsis, kad gal priims kamuolį mažiukas ir paskui dar žais kažką, tai mes suplanavom, kad priima Marius ir žaidžia 1 prieš 1. Taip ir įvyko. Taip planavom, taip, nes tik tai tuo galėjau išlyginti, dvitaškis būtų neišgelbės. Ataka taip ir buvo planuota? Treneris patikėjo man, žinau, nuo senų laikų, nuo pat pirmas treneris, kad turbūt pasitikėjo, davė atsakomybę komandai. Kaip tau manim, kas būtent lėmė tą, kad pavyko antroji rungtynių pusė lygiai perlaužta eiga? Gynybą susibiškai sutvarkėm, pradžioje pirmus kėlinius į galą užtaikė tritaškius, mes biškai ruošėmės daugiau, kad ant Maneikio, kad vis tiek nelabai taip. Paskui susitvarkėm gynybą, tuos tolimus metimus jie kelius prametė ir patraukėm. Žilvinas atkarpą gerai sužaidė labai, greito žaidimo tokio.